دبي شيء أجواء شيء This is for recording, eh? Yeah. You're on the video now. Nice. Nu ką, pradedam kelionę į Dubajų. Šiandien papasakosiu šiek tiek, kaip man sekėsi tokia kaip ir netikėta kelionė. Taigi kelionė truko 6 valandas, buvo šiek tiek sustojimų. Pavyko gan sklandžiai pravažiuoti pasienį. Buvo šiek tiek patikrų, užtrukom gal kokią valandą, kol patikrinom visus. Ir po biškį pradėjo matytis Dubajaus grožis. Nuvykus į vietą teko pavalgyti, kadangi 6 valandas šalta. Tai nuėjau pačią pirmą pasitaikiusią vietą paragauti hot pot. Neapskaičiavau savo jėgų iš tikrųjų. Pasiėmiau 1 kilogramą visokiausių jūrų gėrybių, mėsos ir ta prasme buvau apsivalgęs konkrečiai. Tai taip atrodė vieta, kur aš miegojau kelias dienas. Vietos labai mažai. Viename kambaryje gyvena 10 žmonių. Čia keliavau iki miesto jau kitą dieną. Metro tikrai patogu, deja labai daug žmonių ir tenka grūstis. Jūsų akims naktinis Dubajus. Sekančią dieną pradėjau nuo Dubai Old Town. Tikrai nuostabi vieta, daug saulės, gražių vaizdų. Tikiuosi ir jūs pasimėgausite šiais vaizdais.
patiko šis video ir norite daugiau pamatyti, spauskite subscribe, like ir komentuokite po šiuo video.